Sveiki, pirmieji prisijungė, labas vakaras, mėlieji. Noriu paklausti, ar girdisi, ar matosi? Parašykite, prašau. Pirmasis prisijungęs, ar gali parašyti, ar girdisi, ar matosi? Būsiu labai dėkinga. Ar girdisi, ar matosi? Ar galit parašyti, ar girdisi, ar matosi? Negirdžiu jūsų ir negaliu kalbėti, nes neturiu jūsų atsakymų. Dar vis laukiu tų, kurie yra drąsūs ir pasiruošę parašyti, ar girdisi ir ar matosi. Būkite drąsūs, būsiu labai laiminga, jeigu jūs parašysit, ar girdisi, ar matosi. Ačiū jums labai. Jau matau 4 prisijungusius, 5. Taigi, labai laukiu žinutės, matosi, girdisi. Mėlieji, matau, kad gaunu daug klausimų, kaip vandenio eroje sukurti tvirtus ir ilgalaikius santykius. Ir ar įmanoma, tie, kas domisi truputėlį kitais dalykais, domisi astrologija, dažniausiai būna klausimų, ar tikrai įmanoma vandenio eroje, kur yra laisvė, nepriklausomybė, naujovės, atsinaujinimas, kur yra įžvalgos, kur yra šiandien su viena, rytoj su kita, šiandien su vienu, rytoj su kitu, ar įmanoma žmonėm sukurti ilgalaikius ir tvirtus santykius vandenio eroje? Mano atsakymas nėra nei taip, nei ne. Pastangų vandenio eroje sukurti santykius reikės. Reikės specialisto, reikės santykių eksperto, reikės astrologo, reikės psichologo, reikės psichiatro, reikės konsultacijų, norint sukurti santykius. Taip lengvai, kaip anksčiau prieš 10 metų santykius sukurti nebus paprasta. Santykiai, kaip mes žinome, ir taip yra darbas. Ir, kaip aš sakau, dirbkime darbe, taip, uždirbkime, bet pasilikime jėgų ir energijos santykiam kurti, būnant poroje. Čia nereikia nuovargio, čia nereikia nusivylimų, čia nereikia ašarų, apgaulės, melo, čia reikia tyrumo, reikia nuoširdumo. Reikia tiesiog išmokti būti šalia žmogaus. Žmogaus, kuris pasiruošęs kurti santykius, kuris pasiruošę tu man, aš tau, bet kokiu atveju aš tau padėsiu, tave palaikysiu, tave suprasiu, priimsiu toks, koks tu esi, arba tokia, kokia tu esi, arba toks, koks tu esi. Jeigu mes santykiuose pradėsim iš musės daryti dramblį, kas dažniausia santykiuose įvyksta, vargu ar tie santykiai susiklostys. Pirmiausia, santykiuose esminis dalykas tai pažinti save. Gerai susipažinti, kas aš esu, ką aš veikiu šitoje žemėje, ar aš pagal paskirtį iš tikrųjų dirbu savo
pagrindinį darbą. Matosi, girdėsi, Asta Vasiliauskienė, ačiū tau labai, mieloji, tu vienintelė parašei man, nes aš darau laivą ir nežinau, ar tai yra gerai, ar matosi, ar girdėsi. Ačiū, Astulė, tau labai. Tai va, tai mėlieji, noriu pasakyti, kad pagrindinis darbas ir jūsų realizacija atsiliepia jūsų santykiams. Ačiū labai už širdeles, ačiū už laikus. Ir kai tu žmogau nerealizuoji savo darbe, atsitinka kliūtis santykiuose, arba tu ne savo darbe dirbi. Reiškia, tu baigėjai universitetą, ten teisės studijas, advokatai, apsimoka, dirbsiu ir turėsiu pinigų. Ir šas, jeigu ne tavo kryptis yra, jeigu tu ta prasme, ne tavo tas darbas, tau neteina pinigai toj teisiniai sistemoje. Tiesiog neteina, tu tiesiog renkiesi ir ieškaisi kitą darbą. Vadinasi, tu esi ne vietoj. Arba tas žmogus, kuris turi būti teisiniai vietoj, padirbėjo vienoj kontoroj, įvyko nusivylimas, nes žinot, dabar jaunimas kaip nori. Jaunoji karta ko nori? Greitai, skaniai ir staigiai. Kaip čia palaukit, tas patarlė tokia gera. Pigiai, daug ir skaniai. Jaunojos kartos devizas. Ar ne? Greita pažintis, greiti santykiai, o paskui kaip Dievas duos. Lygiai taip pat ir mes norime tų pinigų. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogui yra duoti būti teisininku, ar ne, jisai baigė teisę, pradėjo dirbti ten advokato padėjėjų, pamatė, kad tai juodas darbas ir reikia pakankamai daug padirbėti ir nėra dideli pinigai iš pat pradžių, tikrai, nes reikia įgūdžių, reikia patirties, reikia kokių 5-6 metų, na, tolimesnių įstatymų aš nežinau, ir teisininkam pabosta. Ir mes einam kažkur vėl toliau. Čia man 1000 ar kažkiek pinigėliai maži, nieko čia nebus. Ne, mielasis ar mieloji, tu turi išlaukti. Jeigu tavo realizacija yra būtent teisėje, tai tau ateis tie pinigai. Tačiau tu turi išmokti išlaukti. Lygiai taip pat ir santykiai. Atėjo mergina ar atėjo vaikinas. Jisai šioks, toks, anoks, išrastas, padarytas, tobulų Dievas nesukūrė nei vieno. Ir mes į santykius, ypač vandenio eroje, turime eiti labai atsargiai. Labai, ne tai, kad atsargiai, mes turime eiti į santykius ir ryžtis prie santykių, o ne tai, kad šiandien su viena, rytoj su kita, poryt su trečia, čia yra santykiai vandenio eroje. Bet mes juk norim ilgalaikių santykių. Susitikom, pasidarėm poros suderinamumą pagal veidotyrą ar pagal gimimo datą ir judėkime į priekį. Nėra judėjimo į priekį, nėra tvirto žingsnio abiem į priekį, santykių nėra. Turi abu būti žmonės nusprendę, kokių santykių nori. Vienas nori, santykiai taip pat skaitosi, susitikti retsykiais. Tai reiškia, kad tada, kada norisi nueina į filmą, turi seksualinius santykius ir abu užmiršta vienas kitą. Tada vėl, kada kažkoks ateina geidulys, jie nueina į spektaklį, po spektaklio išgeria šiltą vyną ir šiltai susitinka lytiniam santykiam. Tai yra santykis, tačiau laisvi santykiai. Tai yra vandenio eros santykiai. Toliau, taip pat yra laisvi santykiai, kai žmonės susitinka tik savaitgaliais. Ir ten, žinot, tik savaitgaliai susitikinėja, pavyzdžiui, ten kas antrą, kas trečią savaitgalį, taip susitikinėja metus. Nieko bendro jie nekuria. Jie susitikinėja maloniai praleisti savaitgalį, išsikepti mėsyčių, šašlaikėlių, pasidaryti salotėlių, pas vieną ar pas kitą, turėti malonius intymius santykius, o po to, žiūrėsim, bus kaip bus. Tai vat čia irgi vandenio eros santykiai. Ar žmonės nori kurti kitokius santykius, kurie taip pat yra vandenio eros? Reiškia, žmonės susitinka, turi bendrus tikslus ir siekius. Masto, kad mes norim kurti santykius kartu,
norim gyventi kartu, norim turėti bendrą buitį, nebijom, bus tas, kas bus, aš priimu vyrą, tokį, koks jis yra, tu priimi moterį tokia, kokia jinai yra, jinai gamina valgyti, aš mąstau taip, kad uždirbu pinigus, turim kartu bendrą biudžetą ir taip yra kuriami santykiai. Ir taip mes gyvenam vienas su kitu ir mąstom apie vedybinį gyvenimą ir gyvenimą kartu. Tokie santykiai tikrai yra galimi, net vandenio eroje. Tačiau abiejų galvose turi būti sprendimas. Mes norim gyventi kartu. Ne tai, kad susitikti, pabūti ir išsiskirti. Taigi, mėlieji brangieji, atsakiau į klausimą, ar vandenio eroje įmanoma sukurti ilgus ir tvirtus santykius. Juos tikrai sukurti įmanoma, tačiau, mėlieji, pastangų reikės. Nes bus didžiulė pagunda vesti tokius santykius, kuriuos įvardinau pradžioje, o nuo tos pagundos reikia atsisakyti, nes tokie santykiai neveda į nieką. Meilės harmonijos tokie santykiai negalimi. Mes kuriame tik ilgalaikius santykius ir santuoką. Taigi, jeigu kam labai įdomu tokie santykiai ir jūs domina, kiti vadina tai rimtos pažintys, rimti santykiai, taip, pritarčiau, tai yra taip, tai labai kviečiu registruotis į Meilės harmoniją ir tapti mūsų Meilės harmonijos nariais. Susipažinimo vakarai vyksta Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais. Tik registruotiem Meilės harmonijos nariam. Taigi, mėlieji, ačiū, kad klausėte, ačiū, kad buvote. Ačiū, Asta, už žinutę. Dėkui jums už laikus, už širdeles. Ačiū, kad jūs esate ištikimi Meilės harmonijos nariai. Ačiū jums, kad jūs esate, kad jūs klausote, kad jūs rašote, kad jūs atsiliepiate. Ačiū jums už jūsų gerumą, už jūsų dosnumą, už jūsų klausimus. Ir linkiu jums gero vakaro ir iki kitų malonių susitikimų. Su meile, iki.